užsibūti savo skausme, savo vienumoj, savo toj tiesiog duobėj labai lengva. Ir dažnai, tikrai matau dažnai žmonės, ypač dažniausiai tai yra vyrai, nes moteris išsišneka, suranda kažkokius būrelius, suranda tiesiog pašnekovės, yra draugės, kur išsiverkia, nes moteriai tai yra iš prigimties lengva tiesiog šnekėt, skųstis, pasakot. Vyras, jisai toks, iš prigimties vyrai yra labiau intravertai, jie laiko savyje. Ir primesti socialinės normos, kad vyras turi būti stiprus, tai dar labiau jį uždaro toj dėžutėj, kad aš negaliu būti silpnas. Aš negaliu parodyti, kad aš palaužau. Nors ten didžiausias skausmas. Ten nuoskaudos, apmaudos, gėda, tiesiog nuskriaustas. Ten tiek skausmo, ten tiek tuštumos, tiek neapykantos. Ir dėja, retas vyras eina ieškot pagalbos. Nesunku pasakyti, aš palaužau. Aš taip mylėjau šitą moterį. Ir kad net nemačiau, kad jinai apgaudinėja, kad jinai mane išnaudoja. Net nemačiau tų užuomazgų, kad mūsų santykiai eina link skyrybos. Nes tiesiog aš sukūriau tokią iliuziją, kad ten viskas buvo gerai ir man buvo kaip iš giedro dangaus, kad jinai nelaiminga su manim. O man atrodė, kad viskas buvo gerai. Ir palūžta. Vyrai palūžta. Darbe krizė kažkokia, perdegimas, suvokimas, kad ėjau dirbau ne savo darbą. Tiesiog nei pasitenkinimo, nei rezultato, nei pinigų, nieko. Nes mama ar tėtis pasakė, nes madinga buvo, nes pelninga buvo, o čia tiesiog ne mano. Palūžau. Prasideda alkoholiai, skrolinimai tiesiog sėdėjimas, žiūrėjimas televizoriaus. Bet dėja dažniausiai prasideda alkoholizmas. Nes alkoholis atpalaiduoja. Nes tada man viskas vienodai. Nes tada dingsta tas skausmas. Atrodo, kad dingsta. Tada aš tiesiog sukuriu iliuziją, nes mano protas atsipalaiduoja ir aš galiu būti čia ir dabar laimingas. Bet ten, tai viduj, tai nėra taip. Jūsų gyvenimas tikrai neatspindi, neparodo jums, kad viskas yra gerai. Ir pripažint, kad taip, šiuo metu aš palūžau, nes kiekvienas palūžta. Ir moteris palūžta, ir vyrai palūžta. Bet tas palūžimas, tai kai aš įsivaizdavau, kad viskas gerai, aš gyvenau iš inercijos, iš paskutinių jėgų iki tos duobės. Aš galvoju, kad gyvenu, bet pasirodo, aš ridinausi nuo kalne. Ir aš nusiridinau. Ir va čia tiesiog pasakyti, aš nežinau, ką daryti. Pripažint, taip, aš palūžau ir žinot, kai net pripažįsta sau ir ateina, kitam pasako, viskas, aš duobė, aš palūžau, aš nežinau, ką daryti. Aš toks nelaimingas, aš nežinau, už ko griebtis. Tai jau yra tas pirmos žvaigždutės sužibėjimas, apšvietimas jūsų kelio. Nes kai jūs pripažįstat, kad aš silpnas, aš palūžau, tai jau yra stiprybė, kad jūs jau pripažinot. Ir nuo šito momento jūs tikrai gali daug ką padaryti. Darbas nelengvas, bet vertas. Nes man tikrai liūdna, kai žmonės 30-40 metų, jie dar turėtų dar pusę gyvenimo sąmoningai gyventi, patys kurti savo gyvenimą, o jie palūžta ir viskas. Viskas, aš sėdžiu, laukiu mirties. Sėdžiu, laukiu, geriu, degraduoju metai, 10 metų, 20 metų, 30 metų ir sėdžiu, laukiu, degraduoju. Kai tos 30 metų aš galėjau kažką padaryti. Ir tiesiog įsivaizduokit, kad jums 70 metų, 80 metų atsisukat ir pasižiūrėt. Tai ko aš laukiu 40 metų, už kurios aš buvau atsakingas. Ne tuos pirmus 40, kur atsakingi tėvai, kur sociumas mane vedė.
Bet aš sustojau ir laukiau mirties. Kodėl aš nieko nenoriu? Kodėl aš palūžau? Tikrai galima pasižiūrėti kitaip visą situaciją. Visos situacijos duotos tam, kad augtume. Tik tai vieni išauga, kiti tiesiog palūžta. Ir žinot, kaip aš sakau, jie net didžiuojasi, aš palūžau, aš savo skausme, aš esu stiprus. Ne, taip nėra. Stiprus, kai nepasiduoda alkoholizmui, kai nepasiduoda žaidimam visokiem, kai prisima atsakomybę, taip, nusipurto purvą visą, taip, aš nukritau, bet aš atsistojau. Dabar aš paimu viską, išardau, tą, ką aš sukūriau, pasakykim, namas, aš išardau ir iš naujo. Statau iš naujo savo gyvenimą. Nes 40 metų, iki 50 metų, iki 60 metų, iki kol jūs esat gyvas, nors vieną dieną jūs galit tapti laimingas. Jeigu jums tikrai ten tik vieną dieną liko gyventi, jinai gali būti laiminga. Ir gali būti sąmoninga, kad vat, čia ir dabar aš esu savininkas, šeimininkas savo gyvenimo, aš prisiimu atsakomybę pilnai ir čia ir dabar aš judu. Nedegraduoju. Kodėl palūžom? Tiesiog gyvenom iliuzijai. Nesigilinom. Dažnai būna, kad aš nieko nenoriu, nes kažkur kažkas nuvertino mano norą. Kažkur kažkas neleido. Bet tai nereiškia, kad viskas stabdys. Kad čia ir pasibaigė gyvenimas. O taip yra. Tikrai daug žmonių užstrigo kažkur iki 20 metų. Ir tada tiesiog bando įrodyti, bando kažkaip išsikapstyti, bet nepavyksta. Ir tada tiesiog sustot pasakyk, okei, man nepavyko. Tai ką aš dariau ne taip, ką aš dariau taip, ką aš galiu pagerinti, ką aš galiu visiškai pakeisti. Negėda prisipažinti, aš esu silpnas. Negėda prisipažinti, aš neturiu žinių. Nieks negauna instrukcijų, kaip gyventi. Bet žinių begalė, instrumentų begalė. Ir tik nuo kiekvieno iš jūsų priklauso. Ar jūs norit turėti savo gerą gyvenimą? Kurti, būtent kurti, kaip kūrėjas, kaip savininkas savo gyvenimo. Ar jūs norit visgi tūnot savo tam skausme, baloj ir tegul jūs gaili. Nes net ir ten numetimas šiukšlės kažkokios į jūsų tą balą, tai jau yra dėmesys. Bet ar jūs norit, kad ten mėtytų šiukšlės? Pagalvokit.